dar viena naujiena, dar vienas naujas dalykas. Mes niekada nenustojame eksperimentuoti, bandyti ir mokytis. Dėl to kartais pajuodoja ir mano pakiai, ne visas naktis pavyksta išsimiegoti, bet už tai atrandame dalykų, kurie mums patiems atrodo įdomus, ir bandome pasidalinti šitais atradimais ir su jumis. Tai vienas iš tokių šių metų atradimų yra tas, kad teatro ar kažkokią renginių salę, renginių erdvę mes galime visiškai transformuoti naudodami video projektorius, naudodami galingus video projektorius. Ką aš turiu omenyje? Kad atlikėjus, dainininkus, šokėjus ar kitus performerius galime perkelti į neįsivaizduojamus ar įsivaizduojamus pasaulius. Su video projektoriumi mes, yra toksai žodis, sumepiname, sužymime daug skirtingų plokštumų. Tose plokštumose mes pateikime savo turinį. Tiesa, mes dirbame ir su dirbtiniu intelektu. Dirbtinis intelektas mums leidžia paspartinti dalykus ir perkelti atlikėjus į tam tikras erdves kur kas sparčiau, negu tai darydavome anksčiau. Dėl to atpinga turinio kūrimo kaštai ir tokiu būdu mes galime leisti jums pasimėgauti įvairesniu turiniu, negu tai darydavome anksčiau. Ir kuo šis sprendimas ypatingas? Mes dabar testuojame ir konceptualizuojame šį sprendimą tam, kad jis galėtų būti paliktas jūsų organizacijose sutartinį mėnesių ar metų skaičių. Ką aš turiu omenyje? Mes įmontuojame galingą video projektorių jūsų įstaigoje, sumepiname, sužymime tam tikras erdves skirtas turiniui ir tada turinį atnaujinti yra gana nesudėtinga. Yra keli būdai, kaip tai padaryti. Ir mes jūs apmokome. Vadinasi, turinį jūs galite atsinaujinti patys, o jeigu norite visiško tikslumo arba šiek tiek daugiau įspūdingumo, kurio galbūt ne visi sugebėsite padaryti, tuomet galite kreiptis ir į mus. Bet iš esmės mes galime pasiūlyti jums tokį sprendimą, ilgalaikį sprendimą, kai dalį turinio jūs galėsite atsinaujinti patys ir paversti savo renginių erdvę kiekvieną kartą į kažkokią vis įspūdingą pasaulį, kur jūsų lankytojai, žiūrovai kiekvieną kartą nustebs.